Kiekviena istorija tai bandymas Išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Sveiki visi, mano vardas Ieva, aš esu Prirašytų rankų organizacijos vadovė ir šiandien aš lankausi Pravieniškėse, antrajame kalėjime reabilitacijoje. Sėdžiu kambaryje, kuris iš tikrųjų labai nepanašus į įkalinimo įstaigą. Ant langų nėra grotų, šviečia saulė, ant sienų kabo paveikslai, šviesus šiltas kambarys. Ir kalbėsiuosi su nuteistuoju Vytautu, kuris šioje reabilitacijoje šiuo metu, net nežinau kaip įvardinti Vytautai, ar gydosi, ar atlieka įkalinimo bausmę, ar abu dalykus tuo pačiu metu, kaip čia. Manau, kad abudu, nes ir atlieki bausmę ir gydaisi nuo priklausomybės. Taip. Tai Vytautą turiu džiaugsmą pažinti pakankamai seniai, mūdu esam pažįstami, tai šiandien pakalbėsim apie tai, kaip Vytautas iškas atsidūrė čia ir koks tas gyvenimas, ar ne, yra įkalinimo įstaigoje, bet reabilitacijos sąlygomis. Tai Vytautai, norėčiau, kad truputėlį papasakotum tada klausytojam apie save, kas toks ir kaip čia tas gyvenimo kelias tave atvedė. Tai dar kartą Vytautas, man 35 metai, esu kilęs iš Pajūrio ir užaugęs iš tikrųjų geroj šeimoj, rūpestingoj, mama labai rūpestinga, tačiau norėjau vis kažkokią tai ekstremų labiau gyvenime, tai vis kažką naujo išbandyti ir eiti kažkur nematytais, nežinomų dalykų išbandyti, žodžiu. Ieškojai aštrių įspūdžių? Jo, aš ieškojau aštrių įspūdžių. Tai gan anksti pradėjau rūkyti žolę, iš tikrųjų gal 14 metų mokykloje. Prasidėjo vagystės, pradžioj iš namų neždavau ir auksą išnešęs esu iš namų ir manipuliavęs tėvais, draugais, iš tikrųjų pats pardavinėjęs jau, nes neužtekdavo tų pajamų, tai pradėjau gan anksti kriminalinį gyvenimą tokį užsiimti. Tada nebeužteko tų pojūčių iš žolės. Tai teko tada pabandyti ir stipresnių narkotikų, kilau tais karjeros laiptais narkotikų vartojime, tai ir amfetaminas buvo, ir ratai visokie. 18 metų išvykau į Angliją. Taip pat ieškodamas įspūdžių gavau pasiūlymą, kad ten galima greit pinigų pasidaryti, kriminalinis gyvenimas, visą kitą, ir ten labai greitai pradėjau vartoti heroiną. Iš tikrųjų, tai ir nuo to kažkaip ir mano gyvenimas visiškai pasikeitė, tapo nevaldomas ir pats to nesuprasdamas keletą metų visiškai buvau įklimpęs. Tai šiaip 15 metų esu priklausomas jau nuo vien heroino, tai jeigu man 35, tai praktiškai pusę savo gyvenimo daugiau esu pravartojęs narkotikus. Kaip tu savęs esi paklausęs, kada nes narkotikai jie kažkokią funkciją atlieka žmogaus gyvenime, jie neatsiranda tiesiog šiaip savo, ta prasme, tai yra kažkokį vaidmenį. Tai koks tas narkotikų vaidmuo tavo gyvenime buvo, esi pagalvojęs, kuo jie tave gelbėjo, galbūt kuo jie tau padėjo kažkokiais gyvenimo etapais? Aš iš tikrųjų dabar, kai čia esu centre, daugiau apie tai pagalvoju, o kai buvau laisvėj, aš tiesiog norėdavau gerų įspūdžių ir kažkokią tai man nepatikdavo blaivi būsena, tiesiog visą laiką norėdavai būti apsvaigęs ir jausdavai malonumą iš to apsvaigimo kažkokią tai, bet kai čia atvykau, pradėjau lankyti terapijas ir labiau analizuoti savo vidų, kas vyksta su manim ir kodėl galbūt aš pradėjau vartoti daugiau, sakykime, ar kažkas tokio, tai nėra to vieno kažkokio, tai aš manau, buvo ir vaikystėje, ten, sakykime, ir mama su tėvu išsiskyrimas tas tėvų, gyvenau ir pas močiutę, ir pas mamą, tai toks, žinai, visą laiką rūpinos, nepaliko vaikų namuose ar kažkur, bet kažko trūko ir aš tuose narkotikuose gaudavau tai, ko man atrodo trūksta. Ir, pavyzdžiui, kai vartodavau heroiną, aš gaudavau tą meilę ir aš jausdavausi lyg
man nereikia nei antros pusės, man nereikia turtų, man nereikia nieko, aš visą tai gaunu ir man atrodydavo, tai kam aš turiu keistis, jeigu aš visą tai gaunu tiesiog pavartojęs. Tai Be heroinas, kiek, man žinom, ar ne, iki kažkokio tai momento tu gauni, ir ne, kaip sakai, tą meilę, tą pasitenkinimą kažkokią, bet ilgainiui tu pradedi vartoti vien tam, kad jaustis nors normaliai, jau net nebėra to kažkokio tai gero jausmo iš to narkotiko. Taip, jau vėliau jau būna tiesiog kaip gyvenimo būdas, nes tu gyveni tuom, tie nusikaltimai yra daromi tam, kad, ir tie narkotikai tam, kad atrodo, kad tu būtum normalus. Tiesiog tau tai būna norma. O blaivybė tai yra kažkas tai tokio, kur ten atrodo labai baisu ir net nėra noro būti blaiviam. Vis tiek, toks yra labai keistas dalykas. Paskutiniu metu, kai vartojau, paskutiniai metai man buvo toks noras, kad tu jau net nebenori gyventi. Atrodo geriau nusižudysiu, bet ir tu bijai nusižudyti ar bijai tą auksinę adatą vadinamą, kur perdozavimą pasidaryti, vien dėl to, kad tu nori gyventi. Ir toks keistas jausmas, tu kaip ir nebenori gyventi, bet nori gyventi ir tas galbūt ir išgelbėjimo, nežinau. Ir dabar, kalbėjom, kuo narkotikai, kokį vaidmenį atlieka, bet kuo jie gelbėja žmonės. Bet kada tu supratai, kad narkotikai yra problema? Ar pirmą kartą šiuo momentu tu bandai, ar ne, pamesti priklausomybę, ar jau buvo tų bandymų anksčiau yra, kada tu suvokiai, kad vis tik aš turiu problemą ir man reikia kažką dėl to daryti? Aš manau, kad supratau, jog tai yra problema jau po kokį poros metų vartojimo, nes atsikeliu ryte ir aš jau apie nieko daugiau negalvoju, tik apie tai, bet vis dar galvoju, jog aš kontroliuoju tai ir kada norėsiu, tada ir mesiu. Tai pirmi tie tokie buvo. Ir galbūt po kokių, nežinau, 25 buvo prieš 10 metų, kai po 5 metų vartojimo, aš pradėjau eiti į reabilitaciją. Aš esu buvęs 7 kartus reabilitacijai ir ilgiausiai buvau išbuvęs 3 mėnesius laisvės reabilitacijai, o visus kitus kartus ten iki mėnesio, savaitę, 2 savaitės visą laiką atkrisdavau dėl to, kad neiškentėdavau kumarų. Abstinencijos. Jo, abstinencijos. Negirdėjus dar iš to, nors mes žinom Lomkės. Lomkės, tai jo, Lomkės, kumarai, jo, čia žargonas būtų. Tai aš neištverdavau, nes man bemiegės tos naktis suka kaulus ir panašiai, ir psichologinė ta būsena, kada tu galvoji, aš jau geriau tikrai mirsiu, negu visą tai kentėsiu. Ir man ta blaivybė būdavo toks nepasiekiamas dalykas kažkoks, atrodydavo, tiesiog ne viskas, aš visam gyvenime narkomanas, aš jau net, žinai, sako, reikia pripažinti, kad tu esi narkomanas ir tada prasidės pokyčiai. Aš pripažindavau, sakydavau, ir kas, vis tiek aš būsiu narkomanas, nes, aš bijau tos blaivybės. Tai ir aš bandydavau, bet kažkaip man, niekad nesisekdavo, nes galbūt ir nebuvo mano noras. Tai buvo, ar tai artimieji jau verkė ir man būdavo skaudu žiūrėti, kaip jie, žinai, maldauja pastoviai, kad blemba, gal susitvarkyk, žinai, ir taip toliau. Ir arba pavargdavau tiesiog nuo to, kad aš nebegaliu niekur užeiti parduotuvę, mane visur seka, aš jau nepasidarau pinigų lengvų, jau kažką reikia daryti, nes, tai ir šalių esu daug pakeitęs dėl to, nes vieną miestę užsibūni ir tada važiuoju į kitą ir taip keisdavau tas aplinkas, keisdavau pažįstamus tos draugus ir realiai draugų neturėdavau visą laiką, stengdavausi vienas būti, nes kam man bereikalingai kažkam duoti, jeigu aš galiu savo visą tai, nes tada tampi toks kažkoks savanautis, galbūt labiau vien tik aš ir nežiūri į aplinkinius. Būdavo baisu tą abstinenciją išbūti, o kiek jinai daugmaž trunka ta abstinencija, nes kai kažkuriuose reabilitacijose net kelis mėnesius praleidai, tai vis tiek jinai netrunka mėnesiais. Aš manau, kad kaip ir kiekvienam žmogui yra skirtingi būdai numetimo to narkotiko, sakykime, tai lygiai taip pat ir ta abstinencija kiekvienam skirtingai. Vienam ten būna savaitę laiko ir jisai jau gali kažką daryti, kitam užtrunka daug ilgiau. Aš buvę, man tokių patirčių Norvegijos kalėjime susidėjęs 21 parą ir iš tos 21 paros aš į parą po valandą, po 2 miegodavau. Tai kai yra ta nemiega, tai tada tau
psichologiškai labai sunku yra atsistatyti ir tada ir fizinė tavo būsena yra labai sudėtinga, tai automatiškai tu, kaip pasakyti, nesi pasveikęs. Reabilitacija, kur buvau 3 mėnesius, tai taip, aš prieš tai buvau Lukiškėse, man ten buvo priverstinis gydymas iš teismo, tai aš prieš tai buvau net ne Lukiškė, Olandijai. 3 mėnesius buvau metadono programoje, tada grįžau į Lietuvą, dar mėnesį prabuvau Lukiškėse, ten jau skaityk tą mėnesį man jau buvo sunku, bet aš kaip ir bijojau sėsti į kalėjimą ir tiesiog nuėjau į teismą ir pasakiau, aš darysiu viską, ką reikia, svarbu nepasodinkit ir suteikit man šansą, vienu žodžiu, tai vat, pirmas mano tas šansas buvo tas toks duotas, kad nepasodins, važiuok priverstinai gydytis ir aš ten nuvykęs į reabilitaciją norėjau ir labai daug ką reiškia, ar tu pats nori, ar tave verčia iš šono, nes kai tave verčia iš šono, tai ir abstinencija trunka ilgiau, nes tau psichologiškai yra sunku, nes tu pats to nenori, bet kai tu jau pats nori, tai ir jinai pakenčiamesnė labiau tavo abstinencija. Toj reabilitacijai išbuvau tos 3 mėnesius ir nesakau, kad buvau visiškai atsigavęs, nes užtrunka laiko, bet manau, kad mėnesis, 2 mėnesiai tikrai užtrunka ir ta miegas, vat, kaip dabar, pavyzdžiui, irgi atsistatė po 4 mėnesių tik pilnai, kad aš jau galiu miegoti, jau ten po 5-6 valandas man jau atrodo tikrai daug. Tai. Aš šiaip iš tikrųjų labai tave suprantu iš savo patirties, nes aš turėjau gyvenime problemų su nemiga ir žinau, kas tas yra, kad tu savaitę nemiegi, ten ar miegi po kelias valandas per naktį, tai iš tikrųjų yra be proto sunku iš vis kažką daryti ir turėti motivacijas bet kam, kai tau trūksta poilsio. Tai visi turbūt supranta, kad opioidai yra problema, tai yra stiprus narkotikai, tai yra problema, tai žmonės turi problemą, bet yra N rūšių, kaip tu pats sakė, karjeros laiptais kiti kyla, kitiems nuo nikotino viskas prasideda iš viso dar po to, jeigu tu kitų paklausi, cukrus yra narkotikas, tai ar tavo nuomonė, jau kalbant galbūt apie tos draudžiamus narkotikus, ar yra lengvų narkotikų, ar didelis labai skirtumas tarp lengvų ir sunkių narkotikų, kaip tu į tai žiūri? Užduodant klausimą, iš tikrųjų netgi sugalvojau ir atsakymą, nes aš dabar bandžiau mesti rūkyti. Ir aš mečiau rūkyti, viskas gerai, bet man buvo lygiai taip pat sunku psichologiškai, ne kiek fiziškai, bet psichologiškai mesti rūkyti kaip ir heroiną. Tik tai užtruko mažiau, gal tenais 2-3 dienas ir tada tu persilauži ir supranti, kad bet psichologinis tai yra lygiai tas pats, tai čia cigaretės mes kalbam, o tai aš išbandęs tos marihuanos tikrai daug išrūkęs ir ten praktiškai daugiau net negu cigaretės rūkydavau ir aš manau, kad visi, kas keičia tavo psichiką, ar tai tabletės, ar marihuana, netgi paprasti, kur daktaras tau išrašo vaistai, jie visi gali sukelti priklausomybę ir aš manau, kad reikia tiesiog vengti to, jeigu yra galimybė ir tiesiog, nežinau, aš tai nelabai pritariu dėl to, kad nėra lengvų narkotikų. Nes viskas prasideda nuo kažko. Ir pradžiai tu rūkydavai mokykloje, paskui išgerdavai alkoholio, žiūrint, kokie tavo draugai, paskui prasideda ten, žolės porūkys, taigi čia nieko, iš gamtos, čia labai daug kas mėgsta tą, žinai, čia taigi gamta, Dievas mums atnešė ir taip toliau. Kokainas irgi, jo, tik įbiški, opiumas irgi. Tai va, žinai, tai čia, aš manau, kad yra labai paprastas dalykas, ką išsiaiškinau dabar terapijos metu, kad yra žmonės, kurie turi polinkį į priklausomybę ir yra žmonės, kurie yra žmonių, kurie tiesiog parūko, kaip ir toj pačioj Olandijoje, aš daug turiu pažįstamų, kurie rūko tą žolę ir jie nėra priklausomi, jie ten parūko savaitę vieną kartą ar kažką, bet manau, kad geriau net nebandyti savęs, ar tu turi tą polinkį ar ne, sužinoti, žinai. Bet žinok, ir cigaretės vienas parūko ten, aš tikrai žinau žmonių, kurie, pavyzdžiui, rūko tik darbe, tarkim. Ir jie įsivaizduoja, kad tada jie nėra priklausomi, bet gal tai tiesiog yra kita priklausomybės forma. Gal nereikia visiems kiekvieną dieną lankyti ir ten po pakelį per dieną, kad būtų priklausom, bet jeigu tas žmogus jau dreba, kaip laukia, kad važiuosi darbą, aš žinau, kad darbą galėsim rūkyti. Ar pavyzdžiui, padarysiu žolę, ar ne, žinau, kad rūkau žolę penktadieniais. Ir tu lauki to penktadienio. Ir tu lauki to penktadienio, tai čia vis yra priklausoma žmogaus smegenys, tik tiek, kad intensyvumas gal skiriasi priklausomybės iš esmės. Tai jeigu tavęs paklaustų, ar reikia legalizuoti marihuaną, kokia tavo nuomonė būtų? Aš manau, kad Lietuvoje nereikia, gali važiuoti į Amsterdamą ir rūkyti, jeigu reikia, jeigu nori. Nes mes nuo to nepabėgsim, bet kokiu atveju yra žmonės, kurie
nori vartoti ir ten rūkyti ar dar kažką ir, nu, jie, ar tu legalizuosi ar nelegalizuosi, jie vis tiek tai darys, žinai, bet ar mums to reikia, kad dabar būtų tai gatvėse visur, nu, nemanau. Būtų šiaip prieinama. Dar toksai, bet man įdomus klausimas, tai minėjai, žinai, kad buvo ir tų įkalinimo įstaigų ne viena ir ne vienoj šalyje ir aš tokį įspūdį susidariau, kad tave narkotikai atvedė į įkalinimo įstaigą, bet gal galiu papasakoti iš tikrųjų, koks tas kelias buvo, nereikia ten gal labai tom detaliam darintis, kiek pats jautiesi, kad nori, bet kaip narkotikai tave atvedė į kalėjimą? Tai narkotikai atveda tave tada, kada tu jau nebegali pasiskolinti pas nieko apgauti, iš niekur iš tavo artimų pavogti, tada jau prasideda, kad tau reikia eiti daryti kažkokius nusikaltimus ir tu pradedi daryti nusikaltimus tam, kad patenkinti savo poreikį vartojimui. Ir tada prasideda, tai tikrai dabar iš tikrųjų net pats sužinojau nesenai, kad 28 kartus teistas, tai tikrai labai daug visur aplankęs šalių. 28, ne? Labai, jo, daug. Pats nežinojai, kiek? Nežinojau iš tikrųjų. Nu, nes, žinai, per visas šalis ir čia sudėjo, taip, tai tikrai, taip, manau, kad per daug, žinai, bet vėl pasižiūri, kad mano toks gyvenimas buvo, aš nelabai dirbu kažką, nes tu negali padirbti. Tai jo, labai daug kur buvęs. Koks tas jausmas, kai tu pirmą kartą įžengi į įkalinimo įstaigą, kai supranti, kad viskas, kad uždarys vartai už nugaros, tai dabar aš jau papuoliau. Ir šiaip, nu, koks tas pirmas įspūdis pirmą kartą papuolus? Ir norėtųsi, kad gal palygintum kaip Lietuvoje ir kaip užsienį. Ar skiriasi tas jausmas? Jausmas, kai uždaro tas metalinės duris, ir kai tu nematai rankenos ir jau tu žinai, kad tu niekur neišeisi, matai langą su grotom, tai yra, nu, toks tavo pažeminimas, atėmimas tavo tos laisvės pasirinkimo, tu priklausai kažkam, tu jau nebevaldai savo gyvenimo. Tai netgi galėčiau palyginti su priklausomybė, nes priklausomybė lygiai tą patį daro su tavim, tik tais tu gal to nesupranti tuo metu, žinai. Tai mane pirmą kartą uždarė į KPZ, čia Klaipėdoj buvo, tai ten jo toks ir ašaros buvo ir galvoju blemba ir bandymas nusižudyti iš tikrųjų, nes labai bijojau to kalėjimo, nežinau, labai daug prisiklausęs tų pasakojimų, žinai, ir buvo baimė iš tikrųjų, tai bandžiau ten pasikart su batų raišteliu, žinai, bet nepavyko, galbūt. Aš vis laik jaučiuosi, kad kažkokį angelą turiu, kuris mane saugo ir tikrai nuo tokių, žinai, įspūdžių. Tai ten pirmas 2 paras prabuvau, o taip, jo, pagrindė užsienį pirmą kartą sėdėdavau, tai užsienį, kuom skiriasi nuo Lietuvos, kad užsienį tavim rūpinasi realiai, tu atvarai ir tave nežiūri kaip į kalinį, ten pareigūnai žiūri tave kaip aš esu jų darbas, žinai, tu atvažiavai, jie tau žino, kad tau reikia patikrinti, tau suteikti ten higieną, taip toliau, ten viską davė, atvedė į kamerą, parodė, čia tavo kamera, ten pavalgęs, nepavalgęs, nori atsigert kažką, jie rūpinasi, klausia, ar viskas gerai ir taip toliau. Tai tikriausiai tuom ir skiriasi, nes Lietuvoje tave paima ir iš karto tave žiūri kaip nusikaltėlį. Nu, tu jau viskas nurašytas, tu jau esi niekam tikęs, tokį įmetą kaip į negyvenamą salą ir išgyvenk pats, žinai. Netgi, kaip čia patekau į įkalinimo įstaigą, patenku į Alytų ir mane vienu žodžiu ten ta komisija, kur tave pasodinti, žinai. Ir ten, kaip žinom, Lietuvoje yra tos kastos, kur užsienį iš tikrųjų nėra ir man, nu, tipo, kaip ir keista, kaip ir nekeista, nes ten tu sėdi taip lengviau. Jeigu tu pats iš savęs žmogus esi, tai su tavim elgsis kaip su žmogumi. Ir kaliniai, ir pareigūnai netgi, žinai. Ir tas draugiškumas jausis. Bet čia tave įmeta ir tu jau ten, žinai, pažįsti, nepažįsti, turi pinigų, neturi pinigų, žinai, maždaug po toks. Ir man sako, tu eisi ten, žinai, į Rabočkę, tipo darbo zoną. Nu gerai, paimu tą dėžę ir įsivaizduok ir sako, tai va ten eisi, už to pastato pasuksi į kairę vienu žodžiu ir nueisi. Ir aš stoviu pirmą kartą kalėjime Lietuvoje, man jau visas kūnas verda, jaudulys. Gerai, aš ten sėdėjau kažkur Šiauliuose, sutikau kažkokį nepažįstamą iš Klaipėdos, kuris vienu žodžiu ten skambino, padėjo. Tai tik tai mane išgelbėjo nuo galbūt žiauresnio likimo patekus į kalėjimą, žinai. Tai aš ateinu ten ir iš karto, nu ką, normalus, nenormalus, ten prisisportavę, žinai, o aš pirmą kartą kas, kur man eiti, aš nežinau. Tai trilai ten susirasi, žodžiu, žinai, ir tu toks,
grinai, sakau, įmeta ir, tipo, išgyvensi, maladėts, neišgyvensi, ateisi, uždarysim į kitą, žinai, kažkokį poksiką. Tai, vat, tai tas įspūdis tikrai, pirmas 2 paras labai buvo sunku net užmigti, nes bijai užsimerks, o vdruk čia kažkur kažką sugalvos, žinai, prirūkė ten dūmų, tų chimkijų visokių, žinai, gal nu tikrai baisu ir įspūdis toks, nu. Sunkus. Jo, labai sunkus. Toks išgyvenimas. Bet čia Šiaulio, apie Alytų kalbėjo, Alytus yra atviro tipo. Pusiau atviro tipo skaitosi. Žinai, truputėlį kitoks, o pavyzdžiui, turbūt aš vis tiek įsivaizduoju pas mus kamerinis režimas, tai turbūt jau ten labiau yra tos kontrolės daugiau, kad palėdė atveda pasodina. Taip, nes tu nevaikštai pats. Bet tai tiek, kad tenais yra tas minusas kitas, kad tu visiškai laisvas, nu ta prasme. Izoliuotas visiškai. Absoliučiai izoliuotas. 23 valandas. Ir valandą išleidžia į lauką ir turi žinoti taisyklės, žinai, nes, pavyzdžiui, pirmą kartą mane įmeta, žinai, atidaro tą langelį, eisi į lauką, o dar pravėrkės nebuvo, patikrinimas rytinis, ten, žinai, ateina, suskaičiuoja, kiek žmonių ir taip toliau, ten ateina 7:30, eisi į lauką ir tu toks dar ką tik atskėlęs, nesupranti, tipo, kokį lauką, taigi dar patikrinimo nebuvo, gerai, neis, uždaro ir nueina, žinai, nu, tipo, nėra jokio komunikacijos jokios ar ten dar kažką, žinau, o jeigu tu pradedi prašyti kažką, nu, tipo, man priklauso šiandien į lauką, tipo, taigi sakei, kad neisi. Ir, tipo, aš net nesakiau, net nespėjau, net nespėjau pasakyti, žinai. Kai nežinai, tai labai sudėtinga. Taip. Tai vad man peršas klausimas dar, pavyzdžiui, ypatingai, kai ir taip jau yra sunku įkalinimo įstaigoje, kai pirmą kartą papuolė ir nieks neaiškina, supranti taisyklių vidinių. Tau nepadeda neišaiškino, daug dievė draugišką veidą, buvo įkalinimo sutikė, galbūt jis tai kažkiek padės. Tik tai. Bet nežinia, ar taip. Tai man toks klausimas, bet tai tada ir taip stresas, bet jeigu tu ant viršaus esi dar ir priklausomas komentu, kyla, ką reiškia būti priklausomų žmogum kalėjime. Kaip tai atrodo, kai tu ateini su aktyvia priklausomybė į įkalinimo įstaigą? Aš trumpai gal papasakosiu istoriją iš savo, kaip man atsitiko, kad kadangi aš priklausomas, šiaip užsienį, tu priklausomas žmogus, jie žiūri tave kaip į ligą, kad tu, sakykime, turi problemą ir tau reikia padėti. Ten ateina psichologai, dirba su tavim ir duoda metadoną tau, kad tu jaustumės jaukiai, ramiai ir kad, nu, sakykime, žinai, į Lietuvoje metadonas atėjo gan nesenai, iš tikrųjų, gal keli metai, tik kad gal pradėjo duoti legaliai, šiaip būdavo, jeigu tu laisvį gauni, kalėjime jau nebeduoda, nu, lagerį kalėjime. Taip. Tai vienu žodžiu mane kaip sulaikė 22, tai jie duodavo, bet kadangi aš laisvį nebuvau gavęs legaliai, tai man nieks nedavė. Tai aš pirmus 8 mėnesius buvau toks, nu, tipo, nu, tikrai sunku, man reikėjo ir persilaužti, ir tada tave įmeta į kamerą, gal kur kas nevartoja, žinai, ir tada pradeda, žinai, tave kitaip žiūrėti, nes tu čia narkomanas, tipo, žinai, tas nepasitikėjimas, o tu turi būti vienam kambarį, dar su 3 žmonėm, žinai, ir ten įrodinėti, kad tu čia, žinai, galbūt, nu, nesi ten kažkoks, tai kaip jie galvoja ir panašiai, žinai, tas nepasitikėjimas labai didelis išauga ir tas nerimas pastovus ir baimė kažkokia, o kaip čia bus, o kaip ką. Tai ir iš tikrųjų gausi tokia situacija, kad mane perkelė, nu, aš turėjau 2 bylas, vienoje byloje gavau jau 8 mėnesius, kai man galioja atvira, o kitas buvo, kur dar laukiau nusiteisti. Ir mane perkelė į tą atvirą ir aš, kadangi esu narkomanas, aš visą tą laiką galvojau, kad aš bijau patekti į kalėjimą, nes aš žinau, kaip ten bus sunku, nes, nu, nepaslaptis yra ir tų narkotikų kalėjime, ir tie narkotikai labai brangus, ir aš bijau, kad aš prisidarysiu tokių skolų, kur tikrai esu girdėjęs istorijų, kur žmonės ir nusižudo, arba ten iš tėvų parduoda namus, butus ir taip toliau, ir aš labai to bijau. Tai aš pasiryžau padaryti nusikaltimą ir pabėgti iš atviros, bet suplanavęs taip, kad aš išsirašyčiau metadoną legaliai laisvį ir tada, kad nebijočiau su metadonu sėdėti kalėjime. Nu, iki tokio lygio aš nebijau gauti papildomus 3 metus kalėjimo, vien tam, kad aš galėčiau saugiau jaustis kalėjime. Ta prasme, nu, iki tokio lygio. Tai dėl to pabėgai būtent, kad gauti legaliai metadoną. Nu, jo, buvo ir to įtakos, žinai. Taip. Žodžiu, sėsti į kalėjimą būnant priklausomų. Taip, nes labai ir lengva, ir labai greitai gali gauti, ir tada pradeda tavim manipuliuoti, ir aš pats, paskui jau kaip mane sulaikė, aš jau turėjau tą metadoną, aš turėjau tą saugiklį kažkokį, tą tokį. Metadonas, jisai irgi yra priklausomybė, nu, jisai kaip heroinas, tik sintetinis, ir su juo tu gali eiti link sveikimo, bet ta prasme, kad su juo gyvent, nu, irgi neišeitis, žinai.
Tai man jis buvo tas toks kaip saugumo garantas, kad aš neisiu, nevartosiu, bet ir tuo pačiu, žinai, turėsiu kažkokią tai atsipalaidavimą, nes jisai tau suteikia vis tiek tą ramybę ir atsipalaidavimą, žinai, tai... Tai būtent, kol tu buvai Alytuje, kaip sakai, tai tu metadonu gydys, ar ne, to momentu? Taip. Ar tai buvo gydymasis, ar tiesiog tai buvo pakeitimas vienu kitu, kaip tai atrodė? Tai buvo, papasakok, ar metadono terapija toks dalykas, ar ne? Čia labiau kalėjime, tai ir šiaip ir laisvė, ir kalėjime yra, kad, žinai, priklausomas žmogus, jeigu jis nenori keistis ir tu jį pastatysi ant metadono, jam nutrauksi, jis vis tiek eis prie vartojimo. Ir tas užburtas ratas, kad, tau vadinasi metadono terapija, tau turėtų palei laiką mažinti ir ten nueiti nuo narkotikų, prižiūrėti tave kažkokie specialistai, dirbti su tavim, psichologai, žinai, kad tu išeitum iš tos priklausomybės, bet kadangi to nelabai yra čia, tai gan sunku yra žmogui ir jis tada tiesiog pasirenka, aš geriau vartosiu tą metadoną, negu kad eisiu, pirksiu tą kaifą ir kaifuosiu, žinai, ir tipo, tai su manim buvo taip, kad aš turėjau tą metadoną kaip saugumą, kažkokį garantą ir po to jau nusiteisiau, jau sužinau, kiek man liko ir tada jau galvoju, reikės kažką daryti, nes tikrai, aš pavargau nuo tokio gyvenimo, nes kai buvau pabėgęs, aš metus buvau išvykęs Olandijoje ir ten, man atrodo, mano tas dugnas buvo pasiektas, kada aš supratau, jog aš tikrai nieko nekontroliuoju, nieko nevaldau ir čia ne nuo manęs priklauso, ar aš rytoj kaifuosiu ar ne, aš žinau, kad jau viskas vyksta automatu ir aš nebejaučiu to malonumo, jokio, visiškai. Aš išleidžiu ten vienam kartui 50 eurų ir aš galvoju, kas iš to? Realiai, kas iš to? Tai ir toks net noras buvo, kad mane greičiau sulaikytų, gal ir baimė, ir tie visi, kad baigtųsi, žinai, tai ir kai aš buvau ten Alytuje, iš tikrųjų sužinau, kad ten reabilitacija yra. Tai toks įdomus dalykas buvo, kad aš geriu tą metadoną, nueinu pas socialinį darbuotoją, sakau, ar galima pas jūs reabilitaciją, žinai. Jis sako, su metadonu ne, tu turi pirmą mesti metadoną. Man labai baisu dėl to, kad aš turiu kažką, žinai, tokio artimo, saugaus ir užtikrintai žinau, kad man nebus bloga, man nereiks eiti ieškoti kaifo, žinai, aš tvirtai jaučiuosi, žinai, aš galiu būti, kažkiek normalus, tipo. Ir aš tada pasiryžtų mesti tą metadoną dėl to, kad aš, noriu keistis, žinai, jau noriu sveikti ir noriu daryti ir ten reabilitacijai, bet kokiu atveju, kaip ir mes esam čia reabilitacijai, čia yra tokie pat žmonės, kurie nori keisti savo gyvenimą, jie yra motyvuoti tom ir tas visai nėra narkotikų jokių, ten, žinai, viens kitą palaikai ir taip toliau, ta aplinka tokia yra šeimininė, žinai, ir aš galvojau, kad pateksiu Alytuje reabilitaciją. Tai žodžiu, aš metu tą metadoną, jau man ten liko gal savaitę ir bus baigta ir aš ateinu ir man sako, kad žinok, sorry, bet užsidaro reabilitacija jo ir ta prasme, ir dabar jau nežinau, ką tau daryti. Ir man toks šokas gaunasi, ką aš kaip narkomanas darau. Aš einu pas barigą, užsikraunu kaifo ir pradedu kaifuoti, nes nebežinau kitos išeities, aš jau nebegaunu to metadono. Kito įrankio, kaip spręs problemą. Taip, mano įrankis yra vartoti, žinai, ir ten, kad aš paskambinsiu kažkam, sakys, nusiramink, man nieks nepadės, žinai, man reikia čia ir dabar, man čia reikia gyventi su tais žmonėm, kuriems, neįdomu jie. Kalėjime Lietuvoje yra kaip tik, ko labiau kažkam pakenk, pamatai kažką silpnesnio, tu toks kaip safari, žinai, pamatai silpnesnį ir iš karto jį reikia suvalgyti, žinai, ir, Bet kažkaip, nežinau, kas atsitiko, aukštesnioji jėga gal kažkokia, ar visata mane siuntė eiti, aš tiesiog naglo ėjau pas ten visus pareigūnus ir sakau, kas čia vyksta, sakau, aš suderinęs buvau, sutaręs ir dabar uždaro ir taip toliau, ir ta darbuotoja pamatė, kad aš tikrai noriu. Ir va čia buvo mano tas noras, ta motyvacija nebelikti ten tarp tų žmonių, nes man buvo sunku. Iš tikrųjų, aš gyvenau, viskas gerai, bet aš visą laiką buvau ant plonos ribos ties gauti malkų, žinai, arba prisiskolinti tiek, kad aš pastoju turėsiu dirbti ir duhauti kažkam, žinai, tai aš nenorėjau to, aš visą laiką kažkaip norėjau būti priklausomas nuo savo gyvenimo, žinai. Ir jau narkotikai visą gyvenimą mano buvo atėmę ir dar kažkam atiduoti kalėjime ir paskui ten, žinai, bus daug istorijų girdėta, kur prasisuka ir gauna dar strokų ir neišeina niekad, žinai. Tai aš to nenorėjau, iš tikrųjų man tikrai tas kalėjimas nebuvo joks, kaip filmas įrodo, žinai, kažkoks tai
susižavėjimas, žinai, kaip būna. Jokios romantikos tame. Jokios romantikos, taip. 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 Tai tu, žodžiu, bet nuo to vieno tavo atkritimo ar ne karto, tai, ta prasme, tas vienas kartas ir buvo, bet tu vis tiek nusprendai, kad ne, aš toliau bandysiu siekti reabilitacijos kelio eiti. Taip. Ir tada mane pakvietė, spaudžiau kiekvieną dieną, ėjau ir jinai sako, blemba, tu atkakliai, žinai, varai, nes aš žinau, kad jeigu tu nori kažką gauti, tu turi eiti ir daryti, žinai, lovų gulėdamas tu negausi. Ir kažkaip, nežinau, man ta baimė greičiausiai, kad viskas sugriuvo, atėmė iš manęs tą metadoną, savo norą, bet esmė, kad, nebeturiu saugumo jokio nieko ir aš matau, kad čia brendu į tokias skolas, kur nebeišsimokėsiu ir panašiai ir man kažką reikia daryti, nes, mirsiu čia, žinai, greičiausiai net ne nuo kaifų. Tai kažkaip ir va tada ta Raimonda mane suvedė su šito Pravieniškių priklausomybės centro vadovė Jūratė. Ir mes pakalbėjom ir aš kaip dabar atsimenu tą pokalbį, jis sako, žinok, pem, ar tau pavyks ar nepavyks, žinai, ir tas pem nieko nesako, čia, žinai, tipo. Ir aš galvoju, šakės, ką man dabar daryti ir aš tikrai, viskas, jau čia buvo paskutinis mano šiaudas, bet vis dar galvoju, kažką reiks daryti, kad, žinai, ir man tada ateina naujiena, kad pavyko, žinai, tai iš tikrųjų vėl, kadangi esu narkomanas, jau pasiėmiau kaifo, užkaifuoti, nes man pavyko švęsti, apdovanojimo reikia, žinai. Tai vat, tie tokie paskutiniai mano pavartojimai ir buvo ir tada iš tikrųjų aš atvykau čia ir esu kalbėjęs ir su artimaisiais, iš tikrųjų, kad manęs klausė, žinai, sako, taigi tie kumarai tau ant tiek baisus, kad, kaip tu išgyvenai, bet kaip ir minėjau pokalbį, kad labai priklauso nuo tavo nusiteikimo, žinai, ir dar pagalba čia, žinai, aš atvažiavau, Jūratė yra kaip mama mums, žinai, man ir mums, ir žmonės čia tikrai motyvuoti, jie nori padėti viens kitam, ateina klausia, ar viskas gerai, ar turi pavalgyti, ar ten, žinai, viens kitų rūpinas, tikrai pasijaučiau kaip šeimoje ir man ta šeimos ir ta ramybė tokia, žinai, iš pradžių gąsdino, kai aš atvykau iš 120 žmonių, kur yra, ir dabar čia pas mūsų yra mažai 13 žmonių buvo tuo metu, ir tikrai tu jauti tą ramybę, tą tokią, kur tu gali pabūti ir su savim, žinai, nereikia ten, kalėjime aš, pavyzdžiui, eidavau į tualetą atsisėst, kad pabūt vienas, nes, kitur tu nepabūsi, visur kažkur yra, kažkoks judesys, ten kaifuoja, ten bėga, ten kažkas kažką pardavinėja, ten atėmė, ten žiūrėkinuosi jau gavo, visą laiką kažkokia įtampa, žinai, ir čia ateini ir ta ramybė, tai pirmus 2 mėnesius man net baisu buvo, iš tikrųjų, nemeluosiu, žinai, ir paskui aš jau, kai apsipratau, aš tiesiog atsidaviau į sveikimą ir iš tikrųjų gal dėl to man buvo taip lengva praeiti, aišku, aš tik dabar nesenai pradėjau miegoti, ten gal 3 mėnesiai, gal 4 mėnesius toks buvo, žinai, pereinamas laikotarpis, man iki pat dabar dar suka kojas vakarais prieš užmiegant, žinai, aš jaučiu tas pasiekmes, bet tą apdovanojimą, kurį gavau ir iš tikrųjų kiekvieną dieną vis dabar jaučiu tą tokį malonumą išgyvenimo, euforiją, ne cheminiu būdu, o natūraliom būsenom. Ir aš norėjau pradėti 12 žingsnių su tokiu vienu globėju, čia atvažiuoja pas mūsų Renaldas ir iš tikrųjų man jo istorija labai panašiai į mano ir iš tikrųjų jo sunkesnė dar buvo ir jisai sugebėjo ir jisai atvažiuoja ir pas mūsų anoniminiai užsiėmimai vyksta ir jisai sako, nevartoju 12 metų, autoritetas jisai man. Ir aš norėjau su juo eiti žingsnius, kad gauti iš to žmogaus, kuris turi tikrai patirtį, žinai. Ir aš galvodavau, plemba, kaip man čia reikia, kad su juo galėčiau, žinai, praeitus žingsnius, kaip man čia pas jį paprašyti, ar kaip man čia kažką padaryti. Ir kai jisai sutiko, aš gavau tokią euforiją, mane dabar šiurpas eina, kad aš apsivartojęs, kažin, ar aš jau jausdavau tą malonumą. Nes jisai buvo netikras, jisai buvo kažkoks toks laikinas, žinai, čia ir dabar, ten kažką biški buvo, bet kai tu gauni natūraliai tą euforiją, žinai, arba kad ir liūdėsi natūralų, jisai gąsdina, man dabar būna kažkoks tai, žinai, nerimas ar kažkas, aš atrodo, nebežinau kaip čia, ką čia, bet aš suvokiu, kad tai yra normalu, žmonės jaučia tai, nes kai tu vartoji, tau atrodo, kad tu esi vienas toks. Niekam daugiau taip nėra, nieks tavęs nesupranta, čia tavo skausmas yra tik tavo, žinai, bet Čia jūs bendraujat, bendruomeniai dalinatės ir tas supratimas ateina, bet tai iš esmės aš girdžiu, kad atradai norą ir džiaugsmą gyventi, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę. Kaip bebūtų keista. Keistai skamba iš tikrųjų. Ir aš čia jaučiuosi laisvesnis negu laisvėje. Geras.
Aš iš tikrųjų, vat, nesenai gal prieš Dabar man mėnesį. šiurpas Jo. praėjo. Aha. Nes aš prieš mėnesį sėdžiu ir aš galvoju, aš kalbu su mama ir sakau, tu net neįsivaizduoji, aš toks laisvas, aš vat buvo pusę metų, dabar šiandien 7 mėnesiai yra, vakar buvo ir dabar buvo pusę metų, kaip aš buvau čia ir aš sakau, aš jaučiuos laisvas pagaliau. Noriu trumpai įsiterpti ir pasidalinti, kad projektas Išgyvent turi ir savo tinklapį. Tai kviečiu apsilankyti išgyvent.lt be lietuviškų raidžių ir ten pasiskaityti daugiau apie projektą, sužinoti apie galimus būdus prisidėti bei susipažinti su Išgyvent merču. O dabar grįžkime į pokalbį. Dėl to, kad aš buvau visą laiką nuo kažko priklausomas, aš nevaldžiau savo gyvenimo, o dabar aš galiu kontroliuoti ir sakyti, aš noriu dabar kažką daryti arba nenoriu daryti ir nuo manęs priklausys. O prieš tai aš buvau kaip, žinai, tos lėlės marionetės, kur tai aš toks buvau. Man pirmą kartą pajutai tą laisvę. Pirmą kartą pajutau. Taip. Nors nepaisant to, kad esi bandęs vesti. Taip, ne, aš ten nepajusdavau. Nepajusdavai, vis tiek laukdavai, kada galėsi vartoti. Jo, dabar praktiškai. pajutai, ką pančius kažkas nuėmė. Taip. Geras. Ir dabar net visiškai kaip pagalvoju, nes būna tie atkryčiai, tokie momentai, kada galvoju, kam aš tai darau, dėl ko, kas čia vyksta, žinai. Sausi atkryčiai vadinami. Jo, ir per tuos atkryčius dažnai būna ir žmonės atkrenta, žinai, ir jie išeina ir ar ten pabėga, žinai, laisvė iš centrų. Ir man pačiam tai buvo, bet čia kažkaip man toks dabar aš skaičiuoju savo blaivybę, ne tam, kad suskaičiuoti jau kiek, kaip pasakyti, kaip ir tam, kad suskaičiuoti jau kiek praėjo, bet ir tam, kad atsisukti ir pagalvoti, nes pradžioj man buvo, aš čia dar tik 20 dienų nevartoju, tik 30 dienų ir dabar pagalvoju tenais 220 dienų ir didėja ir dabar man vėl paimti kažkokius vaistus gerti, ar ten metadoną kažkokį išgerti, kad, žinai, kad atsipalaiduoti, ar tenais net nežinau, kažką, man net nėra noro, man net, norisi o kas toliau, ta nežinomybė, kas toliau blaivybėje, labiau mane dabar pradėjo vežti negu, aš narkotikus viską žinau, kas ten yra, manęs jau nebenustebinsi, žinai, tipo. Tai tas mane greičiausiai atradau naują veiklą. Tas netikėtumo faktorius, net įkalinimo įstaigai, kur atrodo už tave viskas suplanuota, čia truputėlį gal reabilitacijos sąlygomis daugiau turit laisvės tam tikrą prasme. Bet iš tikrųjų net nežinau, gal tavęs reikia paklausti, kaip ta diena čia atrodo, iš vismo jis skiriasi nuo tos dienos, kad ir pusiau laisvam režime, sakykime, kuo čia yra kitaip? Pusiau laisvam režime tai kas yra valgykla, patikrinimas ir kad ir darbo zonui buvau, bet ten nebuvo darbo, tai tiesiog galima sakyti šūdomalimas. Galima. Čia lietuviškas, ne? Tu tipo ieškai kaip savo dieną prastumti. Jo, ir ten ir gaunasi tas toksai iš to neturėjimo ką veikti, tada prisigalvoji dalykų, o jau kai prisigalvoja kiti ir ten, galiu pasakyti, kalėjime labai yra kaip sumanus žmonės, kad, išradingi, va. Ir jie sugalvoja tokių dalykų, kur tikrai, pasimokė dar reikėtų, žinai, laisvai žmonėm. Ir tikrai, ir tos manipulacijos, ir kalbos, ir daug visko, žinai. Ir iš tavęs labai daug atima, tu labai mažai išmoksti. Taip. Prasisukti ir padaryti, vis tiek pasiekti kažką. Jo, taip. O atvykus čia, iš tikrųjų, sakau, mane pribloškė ta ramybė iš pradžių, žinai, ir taip keista, nieks nelaksto, nieks ten nesiūlo kažką pirkti ar ten parduoti, žinai, ir toks keista buvo, bet rutina kas, irgi patikrinimas ryte vakare, paskui ryte turim visą laiką rytinį ratą, kur skaitom patarlės, Bibliją, ir paskui ratu einam ir kas įsiminė, kas akompanavo galbūt iš tos Biblijos ir kiekvieną kartą tu atrodo skaitai tą patį per tą patį, nes ten patarlės yra 31 patarlė ir kiekvieną dieną skaitai tos dienos patarlę. Ir jau atrodo, tu skaitai lyg ir tą patį jau kelintas mėnuo, bet tu vis kitaip atrodo išgirsti tos pačius žodžius, žinai, ir tas galbūt, nes, aš manau, kad tu vis tiek kaip blaivėjai, tu sąmoningėjai ir tada tu kitaip pradedam žiūrėti visą tą gyvenimą. Tai jo, ir paskui vyksta terapijos, yra šitas darbuotojas, buvęs alkoholikas 15 metų berods ir jis veda terapijas ir iš tikrųjų labai stiprios terapijos, per kurias tu
tikrai pasižiūri į savo vidų ir dėl ko tu vartoji ir tą priklausomybę, tu su jie susigyveni nes priklausomybė, aš kaip ją suprantu, kad jinai yra man kaip liga, ta prasme, kaip vėžys koks, ir tiesiog arba tu esi toj remisijoje ir nevartoji ir ten gyveni, arba tu tiesiog atkritai ir tau vėl susirgai, žinai. Ir tiesiog, kai tu tai suvoki, kažkaip yra lengviau priimti, tu nebandai kažko atsikratyti, žinai. Nu, tipo, supranti, kad niekada čia yra, ir aš pripažįstu tai, kad čia yra visam mano gyvenimui ir jog aš negaliu nei tų lengvų žolių parūkyti, ar ten atsigerti sidro, žinai, ar ten vyno taurės atsigerti. Man to ir nereikia. Bet aš ir to negaliu, nes paskui aš tampu nebevaldau vėl savęs, nes mano galva yra apsvaigus ir aš tada vėl galbūt linksiu prie vartojimo. Ir tai pakenks tolimesniam mano gyvenimui ir tam gydymui. Tai kam man tai daryti, jeigu tu žinai, kad tu nudegsi, tai kam tau kišt rankas, tai ir tu nekiši tą laužą, nes tu žinai, kad tu nudegsi. Nu tai va čia tas pats. O terapijos čia grupinės yra ar grupinės? Jo, nes yra, turim ir psichologą, kuris veda į individualias terapijas ir veda tuo pačiu ir grupinės terapijas ir kitas, kaip minėjau, terapeutas, kuris veda tikrai stiprias terapijas, Jūratė veda irgi meninės terapijas, mes turėjom tokią raktas terapiją, grupinę, kuri irgi labai stipriai parodo apie kiekvieną iš mūsų, atrodo, tu ten pieši, bet kaip ir papasakoja istoriją apie save ir paskui taip iš piešinių viskas išaiškėja ir tada tu galvoji, wow, žinai, ir tikrai labai yra užimtumų, kaip minėjau, einu 12 žingsnių su globėjai ir kiti eina, čia yra kiekvienam pasirinktinai, žinai, tai, bet yra tikrai veiklos ir sportuoji, ir maistą gaminam ir iš tikrųjų atradau. Tu jūs patys čia gaminat? Yra ir maitina valgykla ir jeigu turi galimybių ir pats pasigamini, aišku, yra kur ir neturi gal kažkas galimybę, tai tada ir pavaišini, žinai, tikrai gyvenam kaip viena didelė šeima ir tikrai yra ir tų pykčių galbūt kažkokių nesutarimų, bet kas man labai patinka, kad šitoj bendruomenėje mes išsiaiškinam visą laiką, išsikalbam, kas kam nepatinka ir tai tu ugdai save kaip žmogų lygiai taip pat, nes kai tu esi priklausomas, tai tada, nafik, eini užsidarai vienas pats būni ir tada būni su savo jausmais, kai tu būni su savo jausmais, tu jų nemoki valdyti, kadangi tu esi priklausomas, tu žinai, kad tik tai narkotikai tau gali padėti nusiraminti ir tada tau priveda prie vartojimo, bet čia tu dirbi, tu išgyveni tos jausmus, tada pradedi galvoti ir apie tai, o kodėl tai įvyko, kelt klausimus kažkokius, analizuoti ir visi tie dalykai man labai padeda iš tikrųjų. Išmoksti emocinės savireguliacijos. Taip. Man toks klausimas, aš turbūt gal ir žinau atsakymą, kybutėlė, tai ar tavo kambario ar kameros, nežinau kaip iš čia vadinasi, kambaryje yra grotos? Pas mane yra. Yra kas? Taip. Ne, aš žinau, kad nėra. Tai man atrodo. Nes iš tikrųjų čia tas pastatas, aš nežinau kaip čia atrestauruotas, ar kaip, 3 aukšte yra poreabilitacinis centras. Ir paskui mes esame 2 aukšte, mes esame reabilitacijoje, o po to keliamės į poreabilitacinį centrą. Bet tos grotos iš tikrųjų jos nėra tokios kaip kalėjime. Kalėjime jos labai tankios ir tos šviesos visiškai neįeina ir panašiai, tai jų kaip ir nesijaučia, nes kambario durys, matai, paprastos yra ir kambariai tikrai jaukus yra. Mes turim katiną, savo kambarį auginam, jisai 9 metai jau kalėjime. Jisai čia gyvena. Taip, ir iš tikrųjų prideda to tokio jaukumo, vasarą auginam iš tikrųjų daržovės, vaisius, visokius turim tikrai kiemą, matai galbūt tai. Dabar apsnigę nesimato, bet yra 2 šiltnamiai, vynogės auga, vasarą iš tikrųjų čia labai... Šiltnamiuose vynogės auga? Ne, lauke, jo. Šiltnamiai pomidorai, visokie agurkai, žinai, daržovės, jo, ir iš tikrųjų braškės visokios. Aš atvažiavau, jau buvo viskas užaugę, tai kom galėjau prisidėjau, žinai, kad gauti irgi daržovių. Tu atvažiavai vasaros pabaigoje? Jo, Liepos mėnesį. Geras, tikrai neskamba kaip tokia timpinė įkalinimo įstaiga. Ne, visiškai. Vien katinas, koks vardas katinas? Ela. Taip jau į pabaigą mūsų pokalbio keli dar klausimai, man yra, kokia tavo nuomonė,
kaip gali padėti artimieji, priklausomiems žmonėms veikti. Nes aš žinau, kad sukurti priklausomybę, ar ne, kad ir finansinę, tai irgi neišeitis yra. Tai vat tavo nuomonė, kaip gali padėti artimieji žmogui priklausomybę? Mano atveju, iš tikrųjų, aš buvau reabilitacijai, kurioj reabilitacijos vadovas mamai pasakė, išvaryk jį iš namų ir vienu žodžiu nebendrauk, jisai turi suprasti, ką jis daro ir taip toliau. Man taip nepadėjo, dėl to, kad aš galvoju, nenoriu nebendrauk, man neįdomu, aš žinau, ko aš noriu vartoti ir aš vartoju, žinai. Aš manau, kad mano mamos metodas labai, iš tikrųjų, dabar taip suprantu, kad padėjo. Reikia, žinai, kaip ir neveltui yra posakiai, lašas po lašo ir akmenį pratašo, žinai, tai po biškį, palaipsniui, ar tu nepavargai? Ar tau neatsibodo, jeigu žmogus dar yra vartojime, žinai, bet jeigu jau sveikime, tiesiog nekrauti jo ten savo kažkokiam, tai nežinau, tiesiog jį palaikyti, casual pokalbis, kaip čia lietuviškai. Paprastam pokalbį, nereikia ten kažkokių gudrių, suktų temų, kada jisai norės, jisai atsivers ir jūs pamatysite tą pokytį ir manau, kad tikrai suprasit, kada žmogui, jeigu jam yra bloga, išklausyti jį, palaikyti, pabūti tyloj, netgi tyli empatija irgi yra stiprus dalykas. Tai visi tie dalykai, tiesiog aš manau palaikyti, aišku, nereikia duoti pinigų, nereikia leisti manipuliuoti. Jeigu tėvai jaučia, kad žinai, viskas gerai, bet iš tikrųjų man reikia, kad ten nuvažiuoti, man reikia pinigų, man reikia už tą. Yra darbas, galiu užsidirbti, žinai, jeigu laisvė, jeigu kalėjime, visą laiką turi būti nubrėžtos ribos, turi būti ribos. Nereikia paleisti, palikti, kaip sakant, vieno, bet ir turi būti nubrėžtos ribos, kad jisai žinotų žmogus, kad nublemba mane palaiko, bet iš jų aš nepramanipuliuosiu. Ir viskas, čia yra labai paprastas dalykas. Priversti neįmanoma yra. Tai iš esmės bendrau. Iš esmės paprastai bendrauti ir viskas. Tiek tai reikia. Ir priimti žmogų taip, kaip yra. Taip, kaip yra. Susitaikyti. Jisai yra dabar vartojime. Tikėti, kad ateis ta diena, jog jam atsibos. Nes kiekvienam atsibos. Ir kai pavyzdžiui, aš turėjau tą mamos palaikymą kažkokį ir aš norėdavau pramanipuliuoti pinigų ir aš negaunu, tu toks taip kaip ir pyksti, bet tu ir jauti tą tokį, kad nublemba, jinai rūpinasi, jinai myli, jo, ir supranti, kodėl ir tada tipo gal ir pyksti tuo momentu, žinai, bet tai tu žinai, kad yra žmogus šalia, o kai, pavyzdžiui, jos nebuvo, kaip jie liepia nebendrauti ir panašiai, ir kai tu ten nebendrauja, tada tu iš viso atitolsti. Ir tie jausmai gali pereiti į tą tokį, kad, tipo, o kur jūs buvot, kai man jūsų reikėjo? O gal nebūtinai pinigais reikėjo, gal reikėjo tiesiog išklausyti, kad, blemba, man taip iš tikrųjų bloga ir sunku, žinai. Nes vartoti nėra lengva. Ne, tikrai ne, tai nėra lengvas gyvenimas, yra tas, kartais atrodo žmonėms, kol tai yra lengva, bet iš to, ką aš girdžiu, nepanašu, kad tai yra lengvas kelias. Tai šiandienai paskutinį klausimą aš tau turiu, Vytautai, tai ką tu norėtum, kad visuomenė žinotų ir suprastų apie priklausomybę? Kokią tu žinutę dabar, bet norėtum, turi eterį ištransliuoti visuomeniai, kad suprastų? Kad priklausomybė nėra įgimtas dalykas, vis tiek tai eina per patirtis kažkokias ir tai yra jausmų liga. Ir kai jau žmogus yra priklausomas, kad jam reikia nebijoti dėti pirmą žingsnį, nes kiekvienoj 1000 mylių kelioniai reikia pradėti nuo pirmo žingsnio, bet kokiu atveju.